Gerbiamas Sauliau, jūs juk nekartą sakėte, kad žvejoti yra nuobodu. Nebent pagauni žuvį, tada pasidaro šlykštu. Tu tai principe taip. Labai teisinga mintis. Pasirašau po kiekvienu žodžiu. Taigi čia jūsų žodžiai. Nu tai todėl ir pasirašau. Tačiau dabar visa Lietuva mato jūsų meškerę ant tilto. Taigi Palangoj nesiskaito. Palangoj daug kas nesiskaito. Pavyzdžiui, jeigu Palangoj pareigą žmoną atlieki ne žmonai, tai tada nesiskaito. Palangoj yra leidžiama elgtis taip, kaip niekada savo gyvenime neleistum elgtis niekur kitur ir niekada kitada. Aš, pavyzdžiui, čia galiu viešumoj pasirodyti su kokiam trikampiam trumpikėm. Arba galiu sau leisti vaikščioti su tapkėm ir koinėm. Arba galiu nueiti, pavyzdžiui, pas Vitalę Katunskytę. Nu, aišku, į koncertą, ne pas ją į namus. Palangoj visa tai yra normalu. Ir aš vis dar kalbu čia apie koncertą. Taigi, žvejoti čia, ant šito Palangos tilto, yra visokiojopai priimtina. Sakote, kad Palangoje galima atskleisti savo prigimtį? Nu, tai vyrų pležė taip, o bendram pležė tai iškart policija atvažiuos. Aš kalbėjau ne apie tą prigimtį. Norėjau pasakyti, kad net milijonieriai čia gali leisti savo pasijusti mine, mase, liaudimi ir panašiai. Žodžiu, būti savimi. Ką? Nelabai girdėjau, ką sakei. Man atrodo, man kimba. Ai, o gal ir nekimba. Ne, man atrodo. Tai jūs tikrai čia kažką pagaunat? Nu, principe ne. Bet tai mano draugai pagauna. Einam, parodysiu. Jie čia žvejoja visą dieną nuo pat ryto iki pat vakaro. Aš nežinau, kabliukai ten svareliai, tos nesąmonės. Aš net nežinau, kodėl aš pats užsiemu tom visum šitais šūdais. Šlykštų, ta meškerė tokia ilga, baisi. Tai vyrai, labą dieną. Kaip kliovas? Nu, geras. Aha, supratau. Tai va, tai jeigu jie ką nors ir pagauna, tai tada man duoda, aš paimu ir nusifotkinu ir paskui einu rankų plauti. Pamatysi to, kaip čia viskas vyksta. Taip. Čia jau prigaudėt vyrai žuvies man. Labai gerai. Kaip neprigaudys? Kaip neprigaudys, taip. Šitą va palaikyk, gerai, sunelį. Klausyk, tu nufotkink, tu paskui aš į Facebooką gerai įsidėsiu, palauk. Va, telefonas. Aha. Palauk, grąžink tą meškę man. Nu. Jo, daug aš įsidėsiu į Facebooką. Tipo, parodysiu draugam, kaip aktyvų tą. Nu, palaikyk šitą. Ir tą laikyk. Kaip aktyvų poilsį čia, tipo, darausi savo. Jo. O klausyk, o kokia čia žuvis? Plekšnė. Plekšnė? Jo. Oi, ne, aš su plekšnėm tai nenoriu fotkintis. Man patinka, kaip papai būna. Tai tu turėk tą plekšnę, aš žinok. Ir tą gal iš tikrųjų turėk. Viskas.